Sveiki, aš esu įmonės Čekis asistentė ir šiandien jums parodysiu, kaip suteikti įgaliojimus valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje. Užeiname į VMI puslapį, spaudžiame prisijungti. Mano VMI. Pasirenkame jūsų naudojamą banką. Prisijungiame prie banko. Patvirtinam slapukus ir spaudžiame mygtuką VMI sistemos. Renkamės išmanioji mokesčių administravimo sistema. Spaudžiame susipažinau. Įvedame savo elektroninio pašto adresą. Spaudžiame patvirtinti. Ir spaudžiame gerai. Prisijungiame prie savo elektroninio pašto. Atsidarome gautą laišką ir spaudžiame ant nuorodos. Atsidarius nuorodai spaudžiame į ECO mygtuką, pasirenkame savo įmonę. Vėl spaudžiame į ECO. Spaudžiame ant naudojamos atsiskaitimo priemonės ir renkamės įgaliotinos aptarnavimo įmonės. Spaudžiame įgalioti naują. Paieškoje rašome Čekis ir pasirenkame įmonę Čekis. Įgaliojimo data nuo. Renkamės šiandien dienos datą. Įgaliojimo data iki. Prašome pasirinkti kuo ilgesnį laikotarpį, kad nereikėtų šios procedūros atlikti dar kartą. Uždedame varnelės ant kvitų duomenų peržiūra ir kvitų duomenų taisymas, taip pat uždedame varnelę, jog perskaitėte informaciją ir spaudžiame įgalioti. Dėkojame už jūsų laiką. Tikimės, kad šis video buvo naudingas. Iki kitų kartų.